Daumantai LT vadovai džiaugiasi, kad 2023 bendrovei buvo tikrai sėkmingi. Išaugo pardavimai, įmonės produkcija atrado dar daugiau gurmanų, o ir darbuotojams didėjo atlyginimai. Pardavimai Lietuvoje augo beveik 20%, eksportas beveik 40%, aš turiu galvoj tonažo prasme, pinigais tai dar didesnis yra augimas, tai išties neturim ko skųstis, galim pasidžiaugti, kad atradom ir naujų klientų, pirkėjų, ypač džiaugiamės amerikiečių vieną kompaniją didelę mažmeninę prekybos tinklų, kuris jau perka iš mūsų produkciją ir tikimės, kad tikrai didės smarkiai pardavimai Amerikoje. Taip pat galėtumėm pasidžiaugti, kad atlyginimai augo beveik irgi 20% lyginant su 22 metais. Jeigu, sakysim, imant darbininkų, reiškia atlyginimus, tai 200 eurų padidėjo per metus, tai aš galvočiau, tai yra irgi geras ženklas ir papildoma motyvacija mūsų darbuotojams dirbti toliau gerai ir stengtis. Tai va, šiandien kaip tiek turėsim metinį susirinkimą, tai yra pas mus tokia jau įvesta tvarka, kad 2 kartus per metus mes sukviečiam, kiek įmanoma daugiau darbuotojų, nuo darbininko iki vadovaujančių darbuotojų, aptariam, reiškia, pusmečio, tai būna Liepos mėnesį ir paskiau metinius, tai būna sausio arba vasario mėnesį metinius rezultatus, papasakom apie perspektyvas, apie tai, ką mes matom ir ką galvojam padaryti sekančiais metais. Taigi toks darbuotojai pateikia tam tikrus klausimus, nes išties nors ir nedidelis mūsų kolektyvas, bet ne visada išdrįsta atskirai žmogus ateiti ir sakykime, kažką tai, ypač jeigu kažką tai turi kritiško pasakyti, tai mes turim tokią įsivedę irgi tvarką, kad, reiškia, darbuotojas nepasirašęs gali parašyti, reiškia, klausimą, kuris jam atrodo, kad yra svarbus ir mes tada pabandom visiems paaiškinti, kaip mes suprantam tą situaciją. Tai išties toks gaunasi visai neblogas pokalbis, prisiminam praėjusių metų linksmus įvykius, tai mūsų įmonės gimtadienį, mūsų darbuotojų ekskursijas, kurias mes finansuojam, išvykas, reiškia, ne tik čia Lietuvoje, bet ir važiuoja į kaimyninės šalis. Taigi toks būna pokalbis, kuris, aš galvoju, kad ir suburia kolektyvą dar daugiau, kurie paskiau gali siekti gerų rezultatų, kuriuos mes pasiekėm. Saulius Grinkevičius sakė tikis, kad ir šie 2024 bus sėkmingi. Atrastos naujos rinkos, populiarėja ekologiški, becukriai produktai. Jeigu žvelgtumėte į ateinančius, tai nesimato tų labai kažkokių tai juodų debesėlių ten horizonte, panašių dieną turbūt kaip šiandien, tai taip ir mes įsivaizduojam tokia kartais saulė, kartais truputį debesiukas, bet iš ties tikrai nematom kažkokių didelių rizikų, apart žinoma vienos rizikos, kuri yra Ukrainoje, tai čia iš ties, kur jau nepriklauso nuo mūsų, kur visiškai ta situacija neaiški, nes tokie vadovai Rusijos, kaip dabar yra, tai nežinai, kas jiems šaus į galvą. Tai vienintelė turbūt tokia yra tokia rizika, kuri nepriklausanti nuo mūsų. O visą kitą aš įsivaizduoju, kad viskas turi būti gerai. Kiekvienais metais pasiūlom iš ties tų naujų produktų, gal paskutiniu metu pakankamai sėkmingai pardavinėjom tos vadinamus becukrius mūsų produktus, nes ne tik Lietuvos rinkoje, bet ir užsieny tai domina mūsų potencialius, reiškia, pirkėjus tie produktai. Turime sukūrę, sakykime, ir užpatentavę su padažus ir kečupus su mikroelementais, tai su magniu, praturtintais magniu ir kalciu, bet kol kas mes truputį prisilaikom, žiūrim, kaip čia, tiksliau domimės, kaip tie mūsų pirkėjai reaguoja į tos produktus, tai nenorim skubinti šito proceso, bet turim jau pasiruošę, tai tikiuosi artimiausių metų pasiūlysim rinkai, nes ypač Lietuvos gyventojams, kuriem trūksta saulės, trūksta, sakysim, tų vadinamų mikroelementų, tai toks kaip magnis, tai yra išties labai, labai įdomus priedas. Bevalgant skanų padažą arba kečupą dar tu gauni papildomai ir gerųjų mikroelementų.